leidžia žengti į aikštelę ir padėti savo komandai tvarkyti su oponentais šį vakarą toliau. O čia gražų stogą dabar Urbanui išrašo oponentas po krepšiu, kitoje aikštės pusėje greita kontrataka. Taškų distancija. Taurantas Tamošiūnas atakoje prieš tai irgi atidarė savo taškų sąskaitą. Čia gražus dabar Juventus komandos kamuolių skirstymas. Malašauskas Urbanui. Urbanas neišsilaiko. Su kamuoliu rankose galbūt ieškojo pražangos. Čia Derekas Leonardas. 2 taškai su pražanga. 56-61 Tamošiūnas. Perdavimas į baudos aikštelę. 9 sekundės atakai iš 3 taškų zonos. Norėjo čia atakuoti Arūnas Vasiliauskas, tačiau tą jo sumanimą perskaito Makalis, blokuodamas jo metimą, tiesiog net neleisdamas padoriai išmesti kamuolio link 3 taškų zonos. To žaidybinio broko, tų tokių netikslių perdavimų ir klaidų galų gale atrodo daugiau esti baltų komandos žaidime, kad ir dabar. Štai lygioje vietoje jūs paaiškinkite man, kaip galima štai taip prarasti kamuolį. Pasirodo galima. Vidmantas Sargauskis tiesiog išsimesdamas kamuolį iš užribio klysta. Arti klaidos buvo ir ta ribą galiausiai peržengė LSU Baltai ir šiame epizode. Ir jeigu ką tik norėjau aiškinti, kad LSU Baltai pirmauja pagal klaidas rungtynėse su Juventus, tai dabar rezultatas lygus 8-8.